Sveiki, šiandien noriu Jūs pakviesti į meditaciją ryšys su protėviais. Įsitaisykite patogiai, atsisėskite arba pusiau atsigulkite, arba pilnai, kad Jūs galėtumėte atsipalaiduoti. Padėkite rankas delnais į viršų, ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Pagalvokite, kad Jūs esate sakralioje erdvėje. Jūsų kvėpavimas ramus ir tolygus. Pajauskite kiekvieną savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Pajauskite savo kūną ir leiskite jam pilnai atsipalaiduoti. Pagalvokite, kad atsipalaiduoja Jūsų galva, nurimsta protas, atsipalaiduoja įtampos pečiuose, kakle, nukrenta rūpesčiai, atsipalaiduoja Jūsų širdies centras, saulės rezginys, pilvo apačia, atsipalaiduoja Jūsų rankos, kojos. Pajauskite, kaip maloni atsipalaidavimo banga teka per visą Jūsų kūną, kaip maloni šiluma, kuri leidžia Jums ramiai įkvėpti ir iškvėpti, pajausti šią akimirką, kuri jungia praeitį, dabartį ir ateitį. Pagalvokite, kad Jūsų protas pilnai nurimsta, Jūsų fizinės akys yra užmerktos ir atsiveria vidinis matymas, vidinis ekranas, kai Jūs galite pradėti matyti sielos akimis. Ir savo vidiniame ekrane išvyskite mišką. Pagalvokite, pajauskite, kad Jūs esate miške. Apsižvalgykite aplinkui ir pastebėkite, koks Jūs supa miškas, kokie jame yra medžiai. Išgirskite, kaip šlama lapai. Užuoskite miško kvapus. Pagalvokite, kad Jūs įkvepiate miško aromatą, kuris užpildo Jūsų kvėpavimo takus. Patyrinėkite šios kvapus ir leiskite jais savo pasimėgauti. Pagalvokite, kad Jūs įkvepiate sodrų miško kvapą ir tuo pačiu leiskitės į gilią, sakralią, patyriminę kelionę ir stebėkite, koks miškas priešais Jūs atsiveria. Pajauskite miško energiją ir pagalvokite, kad Jūs susitinkate su miško dvasia. Ir paprašykite jos, kad Jums parodytų Jūsų
giminės medį. Ir apsižvalgykite aplinkui ir pamatykite jį. Jūs iš karto pajusite, kad tai yra jūsų giminės medis. Ir pastebėkite, kaip jis atrodo. Ar jis jaunas, ar senas, ar aukštas, ar žemas, ar stambus, o galbūt labai lieknas, ar stiprus, ar silpnas. Pastebėkite, koks jo yra kamienas. Ar jis yra žydintis, o galbūt sausas, ar jis gyvas, o galbūt jo medžio šakos yra sudžiūvusios. Pastebėkite, kokia yra medžio laja, kaip jis atrodo. Leiskite, kad šis vaizdinys ateitų. Pastebėkite, patyrinėkite. Jeigu pajausite, kad šis medis džiūstantis, paklauskite savęs, kas trukdo šiam medžiui augti, klestėti, žydėti. Ir leiskite, kad atsakymas ateitų bet kuria forma. Ar tai vaizdiniu, ar vidiniu žinojimu, įžvalga, jausmų, kūno pojūčių. Prieikite arčiau ir prisilieskite prie savo medžio. Palieskite jį savo ranka ir pajauskite, kokia sklinda energija iš jo. Ar tai meilės ir harmonijos energija, ar liūdesio ir kančios. Ar daug yra gyvybinės jėgos jūsų giminės medyje? O galbūt jūs pajausite silpnai tekančią energiją. Pajuskite po žeme esančias šaknis ir pastebėkite, ar jos giliai yra įaugusios į žemę, ar jūsų medis tvirtai stovi. Pajauskite visą bendrą vaizdą ir paklauskite šio medžio, kaip jis jaučiasi, kokius sunkumus patiria, ko jam trūksta ir kuo jūs galite jam padėti. Tegul medis parodo jums savo žaizdas, kurios laukia gydymo, nulūžusias šakas, sudžiūvusius lapus. Su meile ir šiluma palaistykite savo giminės medį, išlaisvinkite jį nuo to, kas trukdo augti. Ir kreipkitės į Dievą
su prašymu, su malda išgydyti jūsų giminės medį ir pasimelskite už jį savo maldą. Pasiųskite jam šviesos ir meilės energijos. Ir pabūkite maldoje, išjausdami, kaip per jūs teka meilės šviesos gyvybinė energija, kuri užpildo jūsų medį, užpildo medžio šaknis, kamieną, šakas. Ir stebėkite, kaip pirmapradis vaizdinys pradeda keistis. Pajauskite, kaip jūsų medis stiprėja, užsipildo gyvybinę energiją, užsipildo šviesa, šviesa pasklinda po visą jūsų giminės medžio sistemą, užpildo šaknis, kamieną, šakas. Pastebėkite, ar yra kažkokių tamsių dėmių. Šviesa viską pradeda iškelti į paviršių. Leiskite, kad tai iškiltų ir transformuotųsi šviesoje. Pajauskite, kaip per jūs teka gyva, tyra, skaidri energija. Ir savo viduje galite išsakyti savo vidinę maldą, paprašyti Dievo pripildyti šį medį išminties, tikėjimu, tyrumu. Ir galite pratęsti, galbūt konfliktų sprendimu, žaizdų išgydymu, prakeikimų pašalinimu, užpildyti harmoniją, vienybę, draugystę. Pajauskite, kad jūs esate tas žmogus, kuris turi vidinę galią prisiliesti, prieiti, užpildyti šviesą, padaryti tam tikrus pokyčius, transformacijas, išgydyti žaizdas, transgeneracinės traumas, uždaryti geštaltus. Pajuskite, kad galbūt jūs tapsite tuo žmogumi, giminės sergėtoju,
kuris stebi, kas vyksta giminės lauke, giminės kūne. Tapti tuo žmogumi, kuris geba pamatyti ir priimti resursus iš giminės sistemos. Priimti ir perduoti savo palikuonėms. Pajauskite, kad jūs esate ta grandis, kuri jungia praeitį ir ateitį. Toliau pildykite visą giminės medžio struktūrą gyvybinė šviesa, kuri įgalina pokyčius. Pajauskite, kad jūs tampate savo giminės kūno kitovu, susijungdami per bendrą giminės pasąmonės lauką. Jūs galite išjausti, pamatyti iš giminės pasąmonės kylančius šešėlius. Ir dabar tarkite sau, aš esu pasiruošusi, pasiruošęs pamatyti šiuos šešėlius ir pradėkite stebėti, kokie pradeda kilti vaizdiniai iš jūsų giminės pasąmonės lauko ir nukreipkite iš karto šviesą, meilę, kuri iš karto transformuoja ir padeda integruoti šešėlius į šviesą. Ir tada jūs galėsite pajausti, kaip išsilaisvina dar daugiau energijos, kaip vidiniai blokai ištirpsta, transformuojasi, kaip nematomomis gijomis teka iš kartos į kartą resursų, energijos, sveikatos, finansų, gyvybės, sėkmės, giminės atminties, valdžios, giminės energijos, kūrybinės energijos, meistriškumo srautai. Pajauskite, kaip jūs dabar jaučiate savo giminės medį, kokią jis dabar spinduliuoja energiją. Pajauskite, kad jūs susijungiate su savo giminės medžiu, su savo protėviais. Pajauskite, kaip energija pradeda tekėti nuo pačio pirmojo jūsų protėvio iki dabar. Galbūt jūs savo vidiniame ekrane išvysite, kaip atrodė jūsų pirmasis protėvis. Pamedituokite, leiskite, kad vaizdinys ar vidinis žinojimas ateitų.
Galbūt jūsų pats pirmasis protėvis jums perduos žinutę ar talismaną, ar palaiminimą. Priimkite. Pajauskite, kaip iš kartos į kartą atsistato harmoningas energijų tekėjimas, kurie sudaro visi sukaupti resursai, duotybės, talentai, savybės. Pajauskite, kad jūsų giminės sistema, jūsų protėvių sistema tai yra didžiulis lobis. Ir jums reikia tik tai atverti šią skrynę ir pradėti su ją sąveikauti, bendradarbiauti. Pagalvokite, kad jūs turite tvirtas, stiprias šaknis. Jūs esate savo giminės sistemos dalis. Pastebėkite, pajauskite, kokios yra šaknis. Pajauskite, kad šviesa užpildo ir pastiprina jūsų protėvių šaknis. Pajauskite, kad jūsų pėdos stovi tvirtai ant žemės. Jūs susijungiate su žeme ir tiesiai iš žemės jūs gaunate didelius resursus. Pastebėkite, kokie tai resursai, kokios tai energijos. Pajauskite, kad jūs esate išvien su savo visa giminės sistema. Pajauskite jos dydį, jos energetinį svorį. Ir kai jau pajausite, kad užsipildėte resursais, kai jau pajausite, kad esate stipriai susijungę su savo protėviais, padėkokite savo giminės medžiui. Pajauskite, ką jisai jums suteikia, kokią stiprybę jis jums perduoda, kokias energijas, kokią apsaugą suteikia. Apkabinkite šį medį, padėkokite. Tai bus jūsų galios stiprybės vieta. Jūs visada galite sugrįžti į savo jėgos vietą, susijungti su ją
ir gauti palaikymą, stiprybę, apsaugą. Jūs galite visada sugrįžti ir kažko tai paprašyti. Ar padėkoti. Padėkokite savo giminės medžiai ir leiskite savo pradėti sugrįžti tuo pačiu takeliu, kuriuo jūs atėjote. Sugrįždami atgal pajauskite savo prisilietimus prie žemės. Pajauskite, kad žemė jus maitina, kad žemė jums perduoda stiprybę, materiją. Pastebėkite, kaip jūs jaučiatės dabar, kaip jaučiasi jūsų kūnas, kokia teka per jūs energija. Padėkokite už šią patirtį. Padėkokite savo protėviams už tai, kad jūs esate čia. Ir po truputėlį sugrįžkite į savo brangų fizinį kūną. Pajauskite savo rankas, savo kojas. Iš lėto jas pajudinkite. Pasirąžykite, pajauskite, kad jūs po truputėlį grįžtate į materialų pasaulį. Ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu atsimerkite. Labai lauksiu jūsų pasidalijimų, koks tai buvo jūsų patyrimas, kokį išvydote savo giminės medį, kaip vyko gydymas, kokius gavote resursus, žinutes ar simbolius. Šią meditaciją galite kartoti, kad sustiprinti ryšį su savo protėviais. Dėkoju Jums.